nemažai tokių metų laikų mūsų krašte saulėtų ir palyginti šiltų dienų, tad kiekviena tokia diena reikia naudotis. Kuomet saulės spinduliai žaismingai atsispindi nuo raudonų senamiesčio stogų, mes skubame iš šio gamtos žaismo parodyti kažką gerai nuteikiančio ir jums. O parodyti yra ką. Ir ne tik kaip saulė žvelgdama į Klaipėdą per nedidelius debesis primena, jog pajūryje per gražiausias metų šventes gali nebūti sniego, juk taip jau buvo ne kartą. Tačiau nebūkime blogo pranašais ir pasidžiaukime, jog ant pirmojo ledo klaipėdiečiai ir miesto svečiai atsistoti galės jau netrukus. 300 kvadratinių metrų plotą užimanti ledo čiuožykla Dramos teatro aikštėje pradės veikti nuo lapkričio 30 dienos. Būtent tądien, kai 17 val. Čia prasidės pagrindinės miesto eglės įžiebimo ceremonija. Organizatoriai žada, jog ledas čiuožykloje neištirps iki kitų metų sausio 7 dienos. Pirmieji ledo sluoksniai stingsta jau dabar. Numatyta, jog čiuožykla veiks kasdien, o čiuožimo seansas saugusiems kainuos 5 eurus, vaikams nuo 1 iki 3 eurų, priklausomai nuo amžiaus. Aplink, be kasmetinės mugės, bus ir kitų pramogų, o įspūdinga 8 metrų skersmens mėnulio pilnaties instaliacija savo spindinčiais šventiniais motyvais nutvieks Dramos teatro fasadą ir taip kurs dar jaukesnė šventinė nuotaika senamiesčio širdyje. O mes primename, jog šis projektas vystomas visuomeniniais pagrindais ir raginame nepamiršti palaikyti šią idėją savo patiktukais ir kanalo prenumerata.